Ar norėtum aplankyti debesėlių mokyklą? Tada skrendam kartu. Pirmiausia, turime tam pasiruošti. Įsitaisyk patogiai savo lovoje, užmerk akis ir keletą kartų giliai įkvėpk ir iškvėpk. Kvėpuojant, pajaus, kaip tavimi teka oras. Atsipalaiduoja tavo rankos, kojos, išnyksta visos mintis, tu tampi vis laisvesnis ir laisvesnis. Tu jau pasiruošęs, galime kilti. Žiūrėk, mes jau matome tavo namo stogą ir medžių viršūnės. Įkvėp, kokia gaiva. Matai, kregždutė šalia praskrido. Štai tavo visa gatvė matosi iš viršaus. Kokie maži žmonės atrodo kaip vabaliukai. Mes jau netoliese savo tikslo. Dar šiek tiek pakylame ir štai atvykome. Akies krašteliu pažiūrėkime, kas čia vyksta. Matai, kiek daug mažų baltų minkštų debesėlių klasėje, o vienas tamsus ir pilkas. Keli debesėliai juokiasi iš to pilko debesėlio. Jie sako, kad jis negražus, nėra toks baltas ir purus ir lengvas kaip jie, ir kad jo visi bijos, nes niekam nepatinka lietaus debesis. Bet pilkasis debesėlis tik nusišypso ir toliau stropiai mokosi bei siekia savo tikslo būti tikru debesiu. Pastebėjai, kaip greitai visi debesėliai paauga, tampa dideliais debesimis ir išplaukia į žydrą dangų. Matai, kaip balti kamuoliniai debesis sudaro įvairias figūras. Štai žiūrėk, jie susikibo taip, kad atrodo kaip kiškis. O ten tie tolimesni, panašūs į meškiną. Pastebi, kaip žmonės ten apačioje rodo ranka ir džiaugiasi jais. Tai taip gražu ir miela. Tačiau saulutė ima vis labiau ir labiau šviesti, šildyti ir visiems ten apačioje pasidaro per karšta. Išdžiūsta žemė, augalai jau ištroško, norėtų atsigerti ir žmonės norėtų atsigaivinti. Žiūrėk, štai pasirodo tas pilkasis debesėlis. Jis stropiai mokėsi, žino, kad dabar pats metas visus palaistyti. Ir štai pradeda lyti. Ar matai, kaip dabar džiaugiasi gėlės ir medžiai? Gyvūnai ir vaikai juokdamiesi basibėgioja per balas. Visi vėl laimingi. Ir pilkasis debesėlis laimingas. Jo nebijo, jis taip pat yra reikalingas,
kaip ir baltieji debesėliai. Žiūrėk, kokia graži vaivorykštė nutiesia mums taką į tavo namus. Nučiuožkime ją žemyn. Štai ir grįžome iš debesų mokyklos. Dabar žinai, jeigu kas nors ir iš tavęs pasijuoks, nieko tokio, nenusimink, būk savimi ir siek toliau savo tikslą, kaip tas pilkasis debesėlis. O tie, kurie juokiasi, tiesiog kol kas dar neišmoko, kad negalime skaudinti kito, jei jis yra kitoks. Išmoks. Visi mokomės skirtingų tempų.